Vos 30 kilometrų pavažiavę nuo Vilniaus į šiaurės vakarus, pasieksime miestelį vardu Paberžė, kažkada vadinta Beržais. Ir vietovė graži, ir vardas iš Beržų kilęs, ir Lietuvos Respublikos prezidentė neperseniausiai suteikė Paberžiai herbą bei vėliavą, tik kad Lietuvos čia nėra. Lietuva išvaryta, išstumta. Tiesa, yra lietuviška gimnazija, bet... Paberžė, aš pastebėjau, tiesiog, kai pradėjau domėtis, yra, kaip sako, terra incognita. Labai sunkiai įminta mįslė. Tikrai sena vietovė, įkurta 1484 metais. Kodėl būtent atkreipė dėmesį į Paberžę? Kad ji yra tradicinis valsčius pietryčių Lietuvos. Mes apie visus galim pakalbėti, kiekvienas turi istoriją, o Paberžės aš tyrinėjau irgi tarime ir vardo net kilmę, kodėl taip vadinosi, kaip jie seniau kalbėjo, iš archyvų radom duomenų. Mes tada tarmių metais pradėjom, tarp kitko aš ieškojau, ar dar tradicinę tarmę ten yra išlaikiusių ir radom. Tarp kitko po karo tai buvo kiekvienam kaime, yra va čia daugybė šaltinių, o Volteris Eduardas 908 metais nuvažiavęs dainą įrašė tenai. Greta Paberžės yra Maišiagala, įkurta 1254 metais, o Paberžė minima 230 metų vėliau, kada atsirado bažnyčios. Žinoma, žmonių buvo žymiai anksčiau. Ir nuo to laiko yra truputį archyvų duomenų. 1503 buvo įkurta parapija. Pastatyta bažnyčia, atsiranda ir parapija. Ir dabar labai man sunku pasakyti, ar 16 amžiui, ar 17 amžiui čia jau veikia parapinė mokykla. 1517 metais įkurta smuklė Žygimanto Senojo įsakymu ir visi smuklės pinigai, pajamos turėjo eiti bažnyčios išlaikymui. Labai buvo man įdomu 1501–10 metų archyvas rašytas lotynų kalba, bet su lenkišku akcentu. Yra tokie vietovardžiai: Vaičiškės, Gudzeliškė, Saveikiškė, pavardės Jaselis, Staniulis, Rudžionis, Janelis ir taip toliau. Visi su galūnėm ir tos pačios formos, iškės, tos priesagos yra labai daug. Ir įdomu, kad jų iki šiol išliko 25%. Paberžės apylinkiai vietovardžių, kurie turi priesagą išk. O lenkas Jan Safarevič iš Daugpilio įrodė prieš 110 metų, kur yra 10% tokių vietovardžių, gyvenamųjų vietų vardų, ten gyveno 100% lietuvių ir kalbėjo lietuviškai. Jokios kitos baltų kalbos iš priesagos neturėjo. Dar yra vietovardis Tekę pieva. Kas tekės ir kas pieva, žinot, aš juokiuos dėl to, kad užrašyta lotyniškai pieva su dviguba V, nes rašė lenkas ir jis nežinojo, kad reikia viengubos V rašyti. 1650–1700 čia dirbo kažkokia tai vienuolija. Kokia? Nežinau. Čia daugiau yra klaustukų negu atsakymų šitoj vietovėje. 1650 metais Paberžėje įsikūrė vienuoliai atgailos kanauninkai. Prie vienuolynų veikė ir mokykla. Nuo
XIII amžiaus iki XX daugiausia buvo kalbama lietuviškai ir žinoma, kad po 1863 metų sukilimo, kai jis buvo sunaikintas, spauda uždrausta ir labai keitėsi kalbinė padėtis, nebuvo nei mišių lietuviškai, mokyklų nebuvo, o paskui Lenkija okupavus dar antras spaudimas, kai buvo uždarytos ir mokyklos, ir bažnyčios, ir organizacijos, ir tiesiog buvo baudžiama net už kalbą lietuvių ir dėl to kalba nyko. Bet mes turim statistiką, kad ir 1890 metais caro Rusija surašė, tada Paberžės valsčiui buvo 44% lietuviškai kalbančių 890 metais. O 1942 metais tik 1% mažiau. Ne 44, o 43%. 820 metais, kai buvo įkurta Paberžėje Lietuvos Respublikos valsčius ir antspaudas, ir tada jie nurodė net 81% lietuvių gyvenančių. Tai taip, kad iki šiol jų liko. XIX amžiuje Paberžėje atsitiko stebėtinas dalykas. Kunigas Jonas Čeleckis, suspenduotas už girtuokliavimą ir celibato nesilaikymą, nieko nepranešęs bažnytiniai vadovybei, per pamokslą pasakė pereinąs į pravoslavybę ir pasiūlė tą patį padaryti visai parapijai. Nesuspėjus atsitokėti parapijonims, parašė prašymą caro valdžiai ir net suklastojo tikinčiųjų parašus. Rusams to tik ir tereikėjo. Čeleckis buvo žaibiškai pakrikštytas ir pakeltas į šventikus. Katalikiška parapija buvo panaikinta, o bažnyčia paversta cerkve. Katalikams teko net 40 metų kovoti dėl savo teisių. 1884 metais Paberžėje buvo pastatyta cerkvė. Trūkstant pravoslavų buvo atvežta kolonistų. Praėjusio amžiaus pradžioj, kaip tik tas plotas nuo Vievio, Paberžės ir visų kitų pradėjo slavėti, buvo tada pakraštėlis. Tas pakraštėlis jau pramoko kalbos, nes jie buvo priversti, kaip sako, su kunigu susišnekėti bažnyčioje, kad išrišimą gautų ir su ponu Rusijos ir paruski, tuo labiau, kad įmamus į kariuomenę visi turėjo pramokti, kitaip net gali pražūti. Tai vargais negalais mokinosi tos kalbos ir taip už tai ta kalbinė padėtis keitėsi. Kova už katalikišką bažnyčią užsitęsė. Kai caras Aleksandras III važiavo per Paberžę, katalikai gulėsi skersai kelio prieš karietą, prašydami tikėjimo laisvės. Veltui. Byla buvo laimėta tik rusams prakišus karą su japonais. 20 amžiaus pradžioje užsimota statyti naują mūrinę bažnyčią. Projektą paruošė inžinierius Vladislavas Tipukovskis. Statybos prasidėjo 1907 metais, o užsibaigė tik 1932. Bažnyčia neogotikinė, grakšti, vartų arkos priderintos prie bažnyčios fasado. O statybos tikriausiai užsitęsė štai dėl ko. 1906 metais Vilniaus vyskupijos lietuviai kunigai skundėsi šventajam tėvui, kad vyskupas Ropas leido panaikinti Paberžės bažnyčioje lietuviškas pamaldas. Esą dvarininkai sutinka funduoti bažnyčią su sąlyga, kad ten neskambės lietuvių kalba. Deja ir šiandien tas pats. Bažnyčios vidaus neparodysime. Klebonas mūsų neįsileido. Tikriausiai todėl, kad kalbėjome lietuviškai. Aš asmeniškai važiuoju į Giedraičių bažnyčią,
kadangi ten ir kapeliai mano visų artimų, bet ir šiaip aš ten jaučiuosi kaip saugiau ir tikrai jaučiu tą dvasią, o čia kažkaip tai jautiesi kaip nesavam lovi, nors čia yra mūsų parapijos bažnyčia ir kokie tai renginiai, kažkur tai važiuoja, ekskursijas, bet lietuviai nekviečiami. Užaugau labai gražiam krašte ant Giedraičių, ant ežero kranto Giedraičių miestelėje. Ir taip teko likimas susitikti. Ten mokėsi mano vyras ir atkeliavau į Paberžę. Čia gimė 4 mūsų vaikučiai, taip ir gyvenu. Kadangi čia Paberžė nėra nei kultūros namų, nei kokių tai renginių niekad nevykdavo. Ir tiesiog buvo poreikis kažką tai nuveikti, kažką tai pakeisti, pagyvinti gyvenimą Paberžės. Na ir susirinko toks bendraminčių būrelis ir atvažiavo jau amžinatilsį Janina Šimkuvienė. Nuo to susirinkimėlio vyko kaip tik šitoj sodyboj. Ir pradėjom 2012 metais, rugsėjo 28 dieną, oficialiai gavom, kad jau mūsų bendruomenė registruota, asociacija, gavo pavadinimą Paberžės santara, o santara dėl to, kad kaip santarvė, draugystė, bendravimas, būtent kadangi čia yra įvairialypė tokia publika, ir lenkai, ir rusai, ir lietuviai, ir yra ir baltarusių, ir kitų tautybių, tai kad vienytų. Ar buvo tokių, kurie šaipėsi ir sakė, nu ką čia dabar įsigalvoja? Taip, buvo. Ir netikėjo mūsų veikla, ir ką čia mes galime padaryti, ir ką čia mes galime pakeisti, yra kaip yra. Tuo labiau, kad čia yra daugiausia Lenkų, o jie įpratę galbūt prie tokio jau tradicinio savo būdo gyvenimo. Ir sunkoka buvo iš pradžių, sunkoka ir renginius darėm tokius ten, bet sunkiai kažkaip tai. Bet kai mes jau prasilaužėm ir kai padarėme mes šventę, tokia istorinė, 530 metų Paberžiai, labai tokia pirmą kartą Vilniaus rajone, tokia istorinė miestelio šventė. Ir koncertas, ir buvo pagerbti senjorai per tą šventę, ir visiems padėkota. Ir buvo labai daug, tikrai daug susirinko žmonių. Ir gal tai buvo ir prasilaužimo taškas toks. Ir tie, kurie netikėjo, irgi atėjo vis dėlto. Taip, kadangi ir Paberžę pakeitėm šiek tiek vaizdą, nes kiek pamenu nuo vaikystės, tai iki mūsų bendruomenės susikūrimą nelabai keitėsi. Tai mes čia ir traktorius atsivarė ir išlyginom. Tai čia buvo kai kam ir šokas, ką čia mes darom dabar. Iškirtom sudžiūvusius krūmus, pasėjom gazonus, pasodinom gėlyčių, pastatėm paminklą, rūpintojėlį pastatėm, šiek tiek padarėm veidą Paberžės, pastatėm lentą, kur šiek tiek trumpai istorija surašyta Paberžės. Daugiausia savom lėšom, savo entuziazmu darėm tai, tikrai norėjusi kažką nuveikti ir bent palikti kažkokią tai atmintį žmonėm. Ir daugiausia savo lėšom. Vaikai užaugo, kadangi atidaviau visą jaunystę vaikam, norėjau save realizuoti ten, kur aš negalėjau tuo metu. Man patinka ir piešti, daryti kažką, tai sportuoti, pagaliau, daryti kažką žmonėm gero, kad džiaugtųsi kitų širdis tiesiog. Kiek pas jūs yra tokių veiklių narių, kuriais jūs galėtumėt kaip pirmininkė pasiremti? Na, žinot, turbūt kaip ir kiekvienoje bendruomenėje yra tokia grupelė aktyvių, kurie ir traukia visą bendruomenės veiklą. Tai galėčiau pasiremti kokiais 6-7 žmonėmis, kurie tikrai, kaip pakviečiu, ateina ir padeda ir susiorganizuojam. Ir vėliava Paberžė pagaliau įsigijo savo simboliką. Jie nieko neturėjo, jiems nieko nereikėjo ir tai,
kad mes kol iki to, kaip čia sakyt, lietuviškai dasimušėm, galbūt, tai praėjo tikrai nemažai nervų reikėjo, visko buvo pritariančių, bet čia daugiau yra tokie tylūs stebėtojai. Žiūri, kad daro, viskas puiku, gražėja labai puiku, bet prisidėti ne, taip nedrįsta, nes tiesiog galbūt yra liepta neprisidėti. Kartais vietiniai gyventojai su mumis tiesiog bijojo kalbėtis. O ką jie žino, kas jūs tokie esat, gal kokie viršininkai iš Samažondo, gal ten norit, klausykit. Jeigu jūsų viršininkas draustų tenai, nešnekėt, ko nereikia, jeigu man praneš, ką jūs pakalbėjot, vat partijoje būna taip, net Tomaševskio vadina, sužino ir kitų partijų. Išmetam iš partijos, iš darbo net. Viskas. Ir iš darbo, sakysim, yra išmetę Kalvelių darželio vedėją tik už tai, kam ji paėmė pareiškimus į grupę lietuvių kalba. Tai jos toks darbas. Jeigu atnešat, tai aš pasidedu. Vien už tai. Suprantat? Teismas grąžino, įrodė, kad neteisėtai būtent už teisėtą veiklą. Tai už tai žmonės atsargus. Aplinkui Paberžę gausu dvarų, sunykusių, pagalbos reikalingų ir prašmatnesnių. Važiuodami Paberžę aptikome Pikeliškės. Dvaras tiesiog švyti, renovuotas, išpuoselėtas. Ir nenuostabu. Pikeliškės kažkada Lenkų valdžia padovanojo maršalui Juzefui Pilsudskiui. Su mišku, lankomis ir ežeru. Vieta nuostabi. Pilsudskis Pikeliškės labai mėgo ir čia visas vasaras leisdavo. O gal mes galėjome ką nors padovanoti Lenkijoje Smetonai? Bet mums tai net į galvą neatėjo. Mes atvažiavę čia, darbų tai neturim, jeigu tik lietuviška pavardė. Taip, ir atleidinėdavo, uždarinėjo Nemėžio mokyklą darželį ir kitas mokyklas. Mes piketavom ir prašė kaip tik darželio vedėją apginti tą mokyklą, bet ją prijungė prievartą prie Nemėžio vidurinės, ten ją pakeitė tvarką ir Vilniaus rajono taryba svarstė tuos reikalus. Ir per tarybos posėdį ta pati direktorė atsistojus viešai kalba, gal čia ir nieko blogo, kad prijungs, aš labai nustebęs, pasibaisėjęs, mes pati prašė, o viešai kalba kitaip. Bet aš supratau, kokia padėtis ir negali to žmogaus smerkti. Bet supraskite tada, kaip jie gyvena ir kodėl su jumis turi atsargiai šnekėti. Ta kita pusė, jie laikosi kaip vienas kumštis, jie nebijo nieko, jie reikia, jie demonstruoja, o mes visko bijome. Kodėl? Savo valstybei. O todėl, kad niekas jų negina. Pavyzdžiui, iš Dieveniškių ryto mokyklos pagrobė iš močiutės vaiką, todėl, kad jį leido į lietuvišką mokyklą. Aš parašiau raštą vaikų teisių inspektoriai, tai kaip taip galima, vadinasi, tik už tai, kam neleidžia į lenkišką mokyklą atimti iš jos vaiką. Tai visi jie tyrinėjo, sako, čia reikia perduoti paveldėtojai ir paliko tą pačią tvarką, tai aš didžiai nustebęs, kad tokia demokratija, net dabar Lietuvos Respublikoje ir tie patys, suprantat, po to per rinkimus žiūriu, irgi Dieveniškėse vienas ubagas su ramentu tekinas bėga balsuoti. Jam paskambino socialinį darbuotoją, Januk sako, tai kaip tu išėjai, nerandam tavęs namie, kodėl tu nebalsavęs. Ir jis sako, tu pašalpą tai gauni visas. Ir jis bėga vargšas. Ir šitos suveža su mašinom, suprantat, ir žiūri stebėtojas, o ta kabina stiklinė. Jie mato, kartais atsivertė, net už ką balsuoji, namos prineša, kur daugiausia balsuoja. Irgi, jeigu aš atnešu,
parašo, dar mes keli žiūrim, net padedam jum pažymėti. Tai va tokia ta demokratija. Mes per kiekvienus rinkimus Vaigauskui rašydavom, kad nedemokratiški, neteisėti, suklastoti rinkimai, bet jie atrašydavo, kad tas neturi esminės padėties, nekeičia ir tą tvarką palikdavo. Tai už tai vat, visi ir dabar va suveš, aš jau žinau, ką išrinks. Tuos visus. Tai taip, kad dėja. Kai turėjome salę, tai mes ir parodas rengėme. Ir tautodailininkų parodas rengėme. Žmonių ateidavo, tuo metu ir koncertas būdavo, arbatėlė būdavo, ir žmonės ir pasišokdavo, ir pasilinksmindavo, ir tuo pačiu ir parodoje sudalyvaudavo. Kiek maždaug susirenka žmonių į renginius, apytikriai? Na, apie 30-40 žmonių surenkam. Ir tuo džiaugiamės ir nenorim nuleisti rankų. Lašas po lašo ir akmenį pratašo, tikimės, kad visgi žingeidumas, noras pasisemti kažko tai šviesaus vis tiek žmonėse atgys ir tikrai toliau dalyvaus. Dabargi klausykit, Liusin prigazdina, vadinas, atėjo lietuviai didžiausi skriaudikai. Jeigu nebalsuosi už Tomaševskio partiją, jūs su lietuviams, atims žemę, viso kokio blogo ir tai, ką jį ten žino. Ir pagaliau, o jeigu neklausai mūsų, vis tiek pašalpas gaunat, jūs dirbat savivaldybei, mes jų mokam pensijas ir algas ir visa demokratija baigėsi. Davė prieš sandėliuką tamsų, ten grinai sandėliuką, iš vis jo net plane nėra, pasirodo, to pastato. Na ir norėjom šviesesnės patalpos, pagaliau šiaip ne taip, mes po 3 metų ten su visokiais vingriais, bet įsikraustėm. Nei parodų negalėsim daryti, galėsim tik tai užsiėmimus. Su moliu, su Vilna, su modelinu galėsim daryti kažkokius senjorų susirinkimus, vakaronės. Bet tai labai siauram rate, nes tikrai nėra kur. Mes iš vis neturėjome jokios salės ir mes negalėjome ir tų renginių daryti. Darydavom laukia palapinę pasistatę. Paskui kažkaip tai atvažiavo kooperatyvo vadovė ir dėl tos salės pakalbėjom, o ji buvo apleista, ten jau buvo išdaužyti langai, voratinkliais apėję, baisu, stogas varvantis, tekantis. Na ir vadovė, reiškia, mums ten pasitarė su savo akcininkais, leido naudotis, jeigu mes sutvarkysim, stogą sutvarkysim, kad nevarvėtų. Na tai vat, mes 2 metam tokią panaudos sutartį sudarėm, po naujų metų baigėsi mūsų sutartis. Gavom dabar vietoj to sandėliuko, rašydami raštus, 3 metus prašydami, kad mums pakten tam, kur mes dabar gavom patalpėlę su langais, nešildama, bet su langais. 3 metus rašėm, nieko, savivaldybė nieko mums nepadėjo, nei seniūnija. Visgi mes gavom šitą patalpėlę. Bent su langais, kur jau mes galėsime užsiėmimus vesti. Na, nedidelė ta patalpėlė, bet kai nedideliam ratui žmonių susiburti vakaroniai, pakaks. O vasarą turim pagal projektą nusipirkę palapinę gražią didelę, tai kad ir čia pievai pastatysim ir bus renginiai. Su jais žaidžia kaip su mažais vaikais. Kiek mes kreipėmės, sakau, ta močiutė pralošė, vaikas liko pagrobtas, laimėjo tik tai darželio vedėja, kadangi buvo samdytas advokatas, bet ir iš Paberžės kiti tie valdininkai ir bijo, įsigando. Sakiau, jeigu aš ten prikalbėsiu visą tą teisybę, ką, sako, mums padarys už dalyvavimą tokioj laidoj. Jie galvos, kad ir mes pritarėm ir mus nubaus. Ir niekas neapgins. Nors ir apleistas, bet kupinas žavesio, buvusio parko medžių, romantikos Šriubiškių dvaras. Medinis, stilingas rūmas, statytas XIX amžiuje. Jo savininkas buvo Steponas Širvydas.
Bet turim ir linksmų dalykų. Vis tiek buvo 2 mokyklos lietuviškos, dabar yra jau daugiau. Jo sunkiai, irgi jas labai riboja, bet vis tiek turbūt jau prasiplėtė. Jeigu bus Lietuvos Respublika, vis tiek turėtų ir Paberžiai palengva plėstis tradicinė kultūra. Lietuviškoje mokykloje mokinių yra daugiau negu lenkiškoje. Lenkiškoje buvo plakatas Litva, Oičizna, Polska, Maceža. Aš įsiverčiau į lietuvių kalbą, gimiau Lietuvoje, myliu Lenkiją. Va, ir taip tuos vaikus prikursto, daro iš jų rinkėjus, veža į mitingus. Dar bus dabar, buvo 20, šiemet dar kokie 2 turi būti, tuos vaikus irgi suveža. Nu tai gaila, žinoma, ir jie tos informacijos irgi neturi. Paberžė turi 2 gimnazijas. Lietuviška Verdenis ir lenkiška Kostkos. Verdenis mokyklos istorija prasideda tik nuo 1992 metų. O taip mokyklos istorija iš tikrųjų labai ilga. Nuo 1903 metų jau, jeigu kalbant. O istoriniuose šaltiniuose minima, kad ši mokykla gali būti net ar 15 ar 16 amžiumi pirma parapinė. Tarpukarį jinai buvo ir pradinė, ir progimnazija, o po karo jinai tapo vidurinė. Ir buvo Lenkų lietuvių mokykla. Lenkų lietuvių? Taip. O ką, lietuvių buvo klasės? Buvo. Prieš kariniai mokyklos? Prieš kariniai ne. Čia viskas vyko Lenkų kalba. Kiek buvo mokinių, kai jau lietuviška atsidarė? 92 buvo apie 90 mokinių. Taip. Po to tas skaičius truputį. Ir dabar taip laikos, taip maždaug netoli 200 mokinių skaičius. Iš kur mokiniai? Nu, žinot, mokiniai čia iš visų apylinkių. Galima sakyti, viskas, kas supa Paberžę, iš visų pusių čia yra. Net mokyklose kabo Lietuvos herbas ant sienos. Viskas gerai, taip? Labą dieną, ponai. Jūs išeinat, tad apsuka tą herbą, tada nebe Lietuvos, o Lenkijos yra herbas, atvažiavo ponai iš Lenkijos, ją dovanų veža, suprantat? Yra Rytų fondas, kuriam vadovauja buvęs ambasadorius Lenkijos Lietuvoje, dabar konsulas Janušas Kolimovskis. Jis turi daug pinigų, va to mokyklom. Po to kiekvienas vaikas rugsėjo 1, kas eina į lenkiškas klases, gaus 100 eurų. O jeigu tas vaikas sulauks 12 klasės, vėl gaus 100 eurų, bet jeigu jis nepabėgs. Mes jau ir nustojom kreiptis į savivaldybę, nes yra beprasmiška, kiek kreipiamės, mes nepatenkino mūsų prašymų. Yra bendruomenė Glytiškėse susikūrusi, ten yra grinai lenkiška bendruomenė. Jie save skaito kaip parapijinė bendruomenė, nors yra lygiai tokia pati asociacija kaip ir mes. Ir ten sąlygos kitokios, ten jie turi patalpas dvare. Ir dabar tas dvaras skirti ten kažkiek tai milijoną su kažkiek tai restauravimui. Ir bijau, kad mes vargu ar ten įsipaišysim. Visas gyvenimas čia pagrinde, o ten ir nelabai ten renkasi, ten būna kažkokie tai renginiai, ateina 5-7 žmonės. Jau kai bėda prispiria, mes tada einam į gimnazijas ir prašom gimnazijose salės. Ačiū gimnazijų vadovams, kad tikrai leidžia ir bendradarbiauja. Netoli nuo Paberžės vienas geriausiai išlaikytų dvarų Glytiškės. Su rūmais, oficina, svirnu, lobynų bei kitais trobesiais. Dvaras žinomas nuo 17 amžiaus. Paskutiniai jo valdytojai Jelenskių šeima. Ansamblis smarkiai nukentėjo per Pirmą pasaulinį karą. Artinosi vokiečių kariuomenė ir rusai atsitraukdami nusprendė dvarą sudeginti. Ansamblį pavyko išgelbėti, įbrukus 5 rublių kyšį įsakymą vykdančiam kazokui.
Deja, buvo išgrobstyta biblioteka, dingo vertingi baldai, paveikslai. O po Antrojo pasaulinio karo vietoj dvaro tebuvo tik jo griaučiai. Rūmų parke auga galingas ąžuolas, savo storumu nenusileidžiantis Stelmužės galiūnui. Glitiškio ąžuolui per 500 metų. Tai gamtos paminklas. Netoli nuo dvaro Lenkų sąjungos iniciatyva pastatytas kryžius, žymintis 1944 metų birželio pabaigos aukų palaidojimo vietą. Prie šito kryžiaus kiekvienais metais vyksta gedulo iškilmės. Jie žuvo nuo vokiečių policijos ir kuriuose dalyvavo lietuviai taip pat. Nutyli, kad tą incidentą būtent išprovokavo pati armija Krajova. Ji nušovė 2 policijos narius lietuvius ir dar 2 pagavo Rugiuose, subadė ir nužudė ir juos pasislėpusius parodė vietiniai gyventojai. Tada buvo vokiečių įsakymas, kad būtent iš Paberžės žygiuokit į Glitiškes ir išsiaiškinkit, nubauskit. Jie gavo tokį įsakymą, turbūt jį viršijo. Vietiniai gyventojai konfliktavo su atėjusiu policijos būriu. Vieni pasakė, kaip buvo, kur pasislėpė, kiti nutylėjo ar net, vadinas, pradėjo ginčytis. Ir dėl to žuvo dauguma nekaltų žmonių, atrodo. Ir tikrai čia labai gaila tų dalykų, bet toliau armijos Krajovos Vaškos būrys nužygiavo į Dubingių parapiją ir nužudė 100 lietuvių, vaikų, senelių, moteriškių, kurie absoliučiai nesusiję tenai. Ir jie aiškina, kad čia atsakymas. Tai čia, čia barbarizmas, kai dabar va ten ką nors bombarduoja. Net karo metu belaisvio, sužeisto, nebegalima subadyti ir nužudyti. Tas yra draudžiama. Jie tą padarė. Toliau aukų skaičius, sakau, yra 3 Dubingių valsčiui didesnis. Jeigu sakai, sakyk teisybę, viską arba nemulkink. Svarbiausia, kad atsakingas už Glitiškių žudynės vadas buvo sušaudytas. Nubaustas, jam jokių paminklų nėra, o Dubingių genocido vykdytojui Zigmuntui Šendželiažui Lupaškai yra ne tik paminklai, aukščiausi Lenkijos apdovanojimai, bet dabar neseniai iškilmingai perlaidojo jį net. Ir jie nekreipė dėmesio, kad buvo istorikų komisija. Jie rodė, kad buvo įvykdyti karo nusikaltimai. Ir būtent naikino lietuvius, buvo genocidas. Fizinis, lietuviškai kalbančius stengėsi sumažinti tą skaičių. Ir yra jų įsakymai netokie. Tai tiesiog reiktų tą ir nurodyti. Ir žinoma, paminklus statyti, juos garbinti Lietuvoje. Vaikai neša gėlės ant tų paminklų, vadinas, armijos Krajovos. Tai dabar, tai ant Lietuvos priešų. Vadinas, ambasada su mokyklom kasmet ne tik ant Pilsudskio, bet visur yra Kriaučiūnų ir kitur minėjimai. Ir, sakysim, buvo nuvažiavęs piketuoti tautininkų, juos areštavo Lietuvos policija, kad netrukdytų, o jie nieko nedarė, tik tai laikė plakatą. Tai va tokia demokratija, o tiesa turi būti visapusiškai, objektyvi. O dvarai apie Paberžę nesibaigia. Šį kartą tai Anavilio dvaras. XIX amžiuje jis priklausė baronui Hartmanui.
Smagu, kad dvaras tvarkomas. Susikūrė mūsų bendruomenė ir nusprendėm parašyti kažkokį tai projektą ir pradėjom mąstyti, kas mums labiausiai čia tinka. Ir tada mes išmąstėm, kadangi yra ir bedarbystė, ir daug moterų namuose sėdi, pamanėm, kad tie amatai galbūt ir praverstų. Kas keista, kad ir labai stengiamės ir kviečiam, bet žmonės vienetai ateina į tuos užsiėmimus. Nežinau, kodėl yra kokia tai priežastis ar kas, kad tiesiog kiti gal bijo, manydami, kad čia yra lietuviška bendruomenė, nors nėra, jinai lietuviška, yra lietuvių gal 5-6, visi kiti rusai, lenkai. Bet yra taip traktuojama ir netgi savivaldybėje, kad tai yra lietuviška bendruomenė ir galbūt tai duoda kažkokį tai minusą. Prigąsdinti žmonės, tai yra ir labai jaučiasi. Mes bandėm kreiptis ir dėl patalpų, buvo atsakymas, kad patalpos mums jau išskirtos, tai apie tą sandėliuką turint omenyje. Kitų patalpų daugiau. Jeigu mums nepatinka, mes galime nutraukti sutartį ir išeiti į gatvę. Kadangi Giedraičiuose mokiausi, ten vykdavo renginiai ir klube vykdavo koncertai. Na, visai kitoks gyvenimas, kažkoks, na, virė, bet virė. Visą tai jaučiama ir matoma, kad yra remiami Lenkų visi ir bendruomenė, o mes, nu, bet, žinot, kova užgrūdina. Yra kažkada tai buvęs buitinis pastatas. Ir ten būtų galimybė daugiafunkcinį centrą padaryti, tikrai ten lėšų jau ne tiek milijono gal ir nereikėtų, bet būtų visiems patogu, gyventojams patogu. Bet kaip buvo čia prieš rinkimus, mes buvome surengę debatus kandidatų, tai mums buvo pasakyta, o tai ką, Paberžiai kultūros reikia? O kam čia Paberžiai reikia? Tai Glytiškėse dvaras bus. Tai pasakė Komarovskis, administracijos vadovas, savivaldybės. Ir Olševskis, vicemeras, taip pat jisai, kam čia jums reikia. Valdžios nelabai yra, kad Lietuvos Respublikos. Kitos dvi mamos kreipėsi, sako, mes dviese gėrėm degtinę iš to pačio butelio. Tai dabar ta, kur leidžia į lenkišką mokyklą, jai neatima motinystės teisių, o kuri leidžia į lietuvišką, atimam vaiką. Taigi sako, iš to pačio butelio, vienodai. Tai kokia neteisybė? Aš irgi kreipiaus, neklauso savivaldybė, o sprendžia savivaldybė. Ir daugybė yra tokių faktų, ir aš stebėjaus, kaip taip neteisingai. Nors ir dirbame, šį pavasarį tikrai, aš ir mano pavaduotoja Asta Šatienė tikrai dviese tvarkėm, ten akmenis vartėm, gėles sodinom, tai netgi seniūnas nesidomėjo ir davė pagalbininkų ten iš Biržos, bet jos ir vėjas nupūtė labai greitai. Tai dviese tvarkėm ir ačiū negavom. O Vyžulėnų dvarą mums dailiai aprašė gimnazistas Deividas. Tai mažas kaimelis, apsuptas labai gražios gamtos. Šalia išlikęs dvaro parkas, didelis tvenkinys, kuriame kažkada buvo auginami karpiai, kelios liepų ir tujų alėjos. Didžiausia kaimelio puošmena išlikęs senas dvaras. Paskutinis šio dvaro šeimininkas buvo ponas Bronislavas Vrublevskis. Jo šeimos likimas gana tragiškas. Senasis ponas Vrublevskis turėjo dukterį Mariją, garsėjusią nepaprastu grožiu. Ši įsimylėjusi paprastą darbininką tarnavosi tėvo dvare Julijaną Kovalevskį. Tačiau senasis ponas uždraudęs jiems matytis. Dukrą uždaręs rūmose, o darbininką išvaręs. Ar dėl nelaimingos meilės, ar dėl kitų priežasčių atsitiko nelaimė, panelė Marija susirgusi. Kai jį jausdavosi geriau, daug laiko skirdavo tapybai. Ir šiandien Vyžulėnų dvarą taip pat puošė jos tapyti paveikslai. Be to,
Geros širdies mergina, užjausdama neturtingus, mokydavo tų valstiečių vaikus skaityti ir rašyti. Senoji ponia, Marijos motina, taip pat buvusi labai gera darbininkams, niekuomet nėra nieko nuskriaudusi. Prieš Antrąjį pasaulinį karą, prasidėjus trėmimams, senoji ponia ir jos dukra Marija buvo išvežtas. Senasis ponas Vrublevskis tuo metu jau buvo miręs ir palaidotas Paberžės kapinėse, o dvaras nacionalizuotas. Naujoji valdžia iš buvusio dvaro išvežė viską, kas tik buvo įmanoma. Po Antrojo pasaulinio karo rūmų pastate buvo apgyvendinti karo pabėgėliai. Vėliau buvo įkurta pionierių stovykla. Dar vėliau čia buvusi atlikta rekonstrukcija, po kurios dvaro rūmų pastate įsikūrė tuberkuliozinė sanatorija. Naujųjų dvaro šeimininkų garbei reikia pripažinti, kad čia deramai buvo saugomas kultūros paveldas. Pastate išsaugotas skulptūromis puoštas interjeras, išlikę ir marmuro laiptai, arkiniai langai, atnaujintas Dievo motinos paveikslas. Dabar Vyžulionio dvaro rūmuose, kurie kadaise priklausė garsiai Vrublevskių giminiai, vėl tuščia. Jie laukia naujų savo gyventojų. Aš dar paminėčiau apie vietovardžius, kadangi vyriausybės programoje yra nustatyti, kaip rašyti pietryčių Lietuvos asmenvardžius ir vietovardžius. Ir paėmiau kaip tik Lenkijos okupacijos laikotarpio vietovardžius, nes tada jau tikrai jų nelietuvino. Va, kaip sako, autentičnę parašyti. Ir 41 metais Lietuvos mokslo akademijoje buvo nustačius, kad 91% vietovardžių yra lietuviškos kilmės, aš tikrinau, ir iš tikro panašiai ir yra. Tiesiog žemė kalba už tą vietovę. Šitam valsčiui yra babo roise, reiškia bobaraistis. Toliau yra gudomedis, tai yra gudamedis. Kaušadola, tai kaušedala, kaušas ir dalytė. Lygalūka, tai lygalaukis. Išliko va, tie pavadinimai senieji, labai kiekvienas žodis reiškia, kokia buvo ta vietovė, kaip ji kūrėsi, sakysim, Okmena. Tai akmenų buvo daugiau, po Musę. Tai prie upės Musės, pamusys. Va. Lygiai kaip ir Paberžė. Turi prasmę. Tikrai turi. Taip, taip. Ir gerai tas sakau. Ir kaip profesorius Zinkevičius sako, nuvalius tas senovės dulkes, mes atsiveria visas grožis. Vardyno, tos kalbos, to krašto. Visą laiką gyvenant čia tokioje apgulty, kaip sakoma, tai taip vaizdingai tariant. Jums vis dėlto yra sunku. Gal ne tiek sunku, kiek yra labai skaudu. Nes tikrai mes stengiamės žmonėm, kad žmonės kiekvieną dieną pragyventų, kažką išmoktų, ką ir aš darau dabar būtent būdama bendruomeniai. Rajono valdžia nepadeda visiškai. Čia yra jūsų darbai. Taip, yra mūsų rankų darbo. Modeliną tai labiau užsiima mano kolegė Asta Šatienė, jinai jau su modelinu labiau ten, jinai ir mėgsta, jai patinka, o aš labiau gal su moliu, su vilna užsiimu, bet su vilna ir parodyti neturiu ką, nes mūsų darbai čia yra, čia jų nėra. Ir po Australijas, ir po užsienius visur. Jo, mes pagal projektą turim visą ir žiedimo staklės, ir degimo krosnį turime. Dabar mes jau 5 projektą parašėm dabar, tai vėlgi dabar jau gavom finansavimą, tik dar turim sutartį pasirašyti ir jau gauti lėšas. Tai anglų kalbos kursai gyventojams bus nemokamai ir vėlgi amatam ten visokių priedų nupirkti, senjorų klubo organizavimas, su invalidais darbas. Norime žmonėms kažką tai daryti. Iš Paberžės dvaro neliko nieko. Tik žinios, kad 16 amžiuje dvaras jau buvo ir vadinosi Beržais. 20 amžiaus pradžioje dvaras garsėjo bulių kautynėmis,
kuriuose dalyvaudavo vietiniai toreodorai. Tai buvo vienintelė vieta Lietuvoje. Koridos vyko. Per antrąjį karą Paberžė buvo sugriauta. Ir šiandien vietoj dvaro galime pasiūlyti žvilgterėti į ugniagesių komandos būstinę, kuri 2015 metais pasipuošė savo globėjo Šventojo Florijono skulptūra. Ar grįš Lietuva į šias vietas, parodys ateitis.